Dažniausiai po rekonstrukcijos sako tą patį. Gyvenimas pasikeičia iš esmės. Ir tai tikrai neperdėta. Visų pirma, grįžta natūrali kramtymo funkcija. Žmogus vėl gali valgyti viską, ką nori, be skausmo, be diskomforto ar baimės, kad dantis gali nulūžti. Tai didžiulė laisvė, kurios daugelis nebūna pajutę metų metus. Antra. Rekonstrukcija padeda atkurti taisyklingą sąkandį ir žandikaulio padėtį, todėl dingsta įtampa galvos, kaklo ar net nugaros srityse. Sumažėja raumenų apkrovos, galvos skausmai. Kai žandikaulis dirba fiziologiškai teisingai, žmogus iš tiesų jaučiasi lengviau, atsiranda daugiau energijos. Ir be abejo, labai stipriai keičiasi psichologinė būsena. Žmonės vėl pradeda šypsotis, drąsiau bendrauti, atsiranda pasitikėjimo savimi. Ne vienas pacientas yra pasakęs, kad po rekonstrukcijos jaučiasi tarsi atjaunėjęs. Šypsena tampa ne tik graži, bet ir gyva, natūrali. Galima sakyti, kad rekonstrukcija tai ne tik dantų atstatymas, bet ir gyvenimo kokybės atkūrimas. Žmogus vėl gali šypsotis, juoktis, valgyti ir gyventi be apribojimų.